Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vienu iš 12 Tomo, vadinamo Dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vynių dūrio ir neįleisiu piršto į vynių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Na, mėlyjeji, šiandien dar kartą sveikinu jūs su šventomis Velykomis. Taip, vis dar Velykos, nes šita šventė tęsiasi iki pat sekminių, šventosios dvasios atsiuntimo dienos. Veiksmas, kurį pristatomas šios dienos Evangelijoje, vyksta tame pačiame name ir kambaryje, kur Jėzus kartu su savo mokiniais valgė vakarienę prieš kentėdamas. Tos dienos rytą moteris nuėjo prie Jėzaus kapo ir rado jį tuščią. Paskui atbėgo pažiūrėti Petras ir kitas Jėzaus mokinys. Jie taip pat išvydo analogišką vaizdą. Evangelistas Jonas mums pasakoja, kas nutiko Velykų dienos vakarą. Jėzaus mokiniai susirenka kartu ir iš baimės užsirakina namų duris. Tačiau nepaisant visų kliūčių, kurias žmogus sukuria, ateina Jėzus. Jėzaus mokinių grupelė iš baimės yra suparalyžiuota. Ir čia nekalbam apie apaštalus. Evangelijos autorius kalba apie visų laikų krikščionis. Ir ta baimė kyla iš supratimo, kad tamsa nugali šviesą, kad blogis
nugali gėrį, o mirtis nugali gyvenimą. Iš to kyla visos baimės. Tokia patirtis skatina ne tik tuos, kurie buvo susirinkę tame aukštutinėme kambaryje, ne tik evangelisto Jono krikščionių bendruomenę, bet ir mus užsidaryti nuo kitų žmonių. Baimė yra labai pavojingas dalykas religijoje, nes baimė provokuoja despotizmą ir fanatizmą. Bažnyčioje tokios baimės būta ne kartą. Baimė naujiems moksliniams atradimams, čia galima prisiminti Galilėjo atvejį. Evoliucijos teorijos baimė, demokratijos baimė, net baimė šventojo rašto tyrinėjimams, nes manyta, kad jis veda į protestantizmą. Baimė krikščioniškam atsinaujinimui, į kurį kvietė Antrasis Vatikano susirinkimas. Tos baimės apsuptyje į mokinių tarpą ateina Jėzus. Autorius čia pavartoja žodį ateina. Jis nesako pasirodė Jėzus, o paskui išnyko. Sakoma, atėjo Jėzus. Jis atėjo pro uždarytas duris. Jis yra realus, bet ne toks pat, koks buvo iki prisikėlimo. Iki prisikėlimo jis negalėtų ateiti pro uždarytas duris. Dabar jis yra tas pats, bet jau ir kitoks. Viešpaties dieną ateina Jėzus ten, kur yra susirinkę jo mokiniai ir stojasi jų tarpe. Tai kodėl mes mišias pradedame žodžiais viešpats su jumis. Ir jūs atsakote ir su tavimi. Taigi mes pripažįstame, kad viešpats yra mūsų tarpe. Ir visos baimės dingsta, kai Jėzus yra kartu su savo mokiniais. Jėzus sutinkamas Eucharistijos kambaryje. Jo nemato tik tai tie, kurių čia nėra. Tada Jėzus parodo mokiniams savo žaizdas. Šioje vietoje nenorima pasakyti, kad Jėzus demonstruoja savo kūną. Jis parodo, koks yra prisikėlusiojo identitetas. Jėzus yra Dievo sūnus ir jo rankose atsispindi Dievo meilės žmonijai ženklai. Šiaip žmogus yra atpažįstamas iš veido, bet jo rankos gali parodyti jo nusistatymą kitų žmonių atžvilgių. Pavyzdžiui, sugniaužti kumščiai rodo agresiją. Atverti delnai rodo taiką, meilę. Kai jūs norite ką nors apkabinti, kaip laikote rankas? O kaip laiko rankas boksininkai? Jėzaus gestas parodo, kad jis ateina pas savo mokinius su taika. Jis nori juos apkabinti, nepaisant, kad sunkią valandą jie visi išsilakstė. Petras jo išsigynė. Jis vis tiek tiesia savo rankas
norėdamas juos apkabinti. Kryžiaus žymės, kurios ženklina Jėzaus kūną, nėra blogos patirties ženklai, kuriuos žmonėms kad jie žinotų, jog mirtis yra nugalėta, kad Dievo meilė žmonėms yra beribė. Štai ką reiškia šitos perdurtos rankos. Atėjęs pas mokinius, Jėzus sako, ramybė jums. Jis ragina juos atverti duris, nebijoti ir eiti į pasaulį skelbiant gerąją naujieną. Kristus prisikėlė. Mirtis neturi paskutinio žodžio. Toliau Jėzus tęsė sakydamas, imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Ši šventojo rašto vieta Tridento susirinkimo buvo interpretuojama kaip susitaikinimo sakramento įsteigimas. Išpažintyje yra atleidžiamos nuodėmės. Tačiau tekste nėra minimi apaštalai. Čia kalbama apie Jėzaus mokinius, o tai yra visi krikščionys. Kaip galėtume mes suprasti tuos Jėzaus žodžius? Kiekvienas Jėzaus mokinys gauna šventosios dvasios dovaną, kuri suteikia visų laikų krikščionims galią įveikti nuodėmes. Kai nuodėmė susiduria su Dievo dvasia, esančia mumyse, nuodėmė tampa nugalėta. Tik tie krikščionys, kurie atmeta Dievo dvasios dovaną, būna nuodėmės nugalėti. Taigi Jėzus suteikia visų laikų krikščionių bendruomenėms galią atleisti nuodėmes. Štai kodėl mišių pradžioje mes kalbame gailesčio aktą, sakom, prisipažįstu visagaliam Dievui. Jėzaus mokiniai yra atsakingi už tai, kad joks brolis, sesė neliktų nuodėmės šešėlyje. Jėzus sako mokiniams, jeigu jūs nevykdysite savo misijos, jei jūs netidarysite šio kambario durų ir neišeisite pas žmonės, kurie taip pat nori gauti šventosios dvasios dovaną, jūs būsite atsakingi, kad nuodėmė švenčia pergalę tų žmonių širdyse. Kai kas iš šios krikščionių bendruomenės nematė prisikėlusiojo, tai Tomas, jis dar vadinamas dvyniu. Kyla klausimas, kieno jis yra dvynys. Šiaip jau Tomas neturėjo dvynio brolių. Kieno Tomas yra dvynys? Ogi kiekvieno iš mūsų. Viena mūsų dalis visuomet nori ištirti tai, kas nėra ištiriama. Jis yra dvynys visų tų, kurie nesugeba matyti toliau už biologinį gyvenimą. Biologinėmis akimis matyti tai, kas yra nematoma. Kodėl Tomas neįstengia matyti Jėzaus savo gyvenime? Atsakymą duoda Evangelija. Todėl,
kad jo nebuvo kartu. Akys sugeba matyti prisikėlusi tik tada, kai randiesi kartu su krikščionių bendruomenė. Kai visi kartu klausomės Dievo žodžio, jo balso, kai laužome duoną, tai yra, kai švenčiame Eucharistiją. Tomas nėra dvinys tų, kurie išsižada krikščionių bendruomenės ir eina savų kelių, kurie iškelia save aukščiau už kitus ir žvelgia su panieka į krikščionis. Ne, Tomas yra dvinys tų, kurie nėra priešiškai nusiteikę krikščionių bendruomenė. Tačiau taip yra įnikę į savo asmeninius reikalus, kad ryšys su krikščionių bendruomenė yra nutrūkęs. Mane žavi Jėzaus mokinių reakcija, kai Tomas pagaliau pas juos pasirodė. Jie ne šiaip savo jam pasakojo, kas buvo nutikę, bet su užsidegimu jie kalbėjo, mes matėme Viešpatį. Taigi mokiniai yra susižavėję. Jie yra užsidegę tą susitikimo su prisikėlusiuoju dvasia. Jie nori, kad ir Tomas patirtų susitikimo su Viešpačiu džiaugsmu. Evangelistas nori atkreipti mūsų dėmesį tai, kad sutikti Dievą galima ir asmeniškai. Tokių pavyzdžių ne tik iš mistikų gyvenimo galime rasti, tačiau prisikėlusi Viešpatį galima tik būnant kartu su krikščionių bendruomenė. Viešpaties dieną. Ir štai, po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Praėjus 8 dienom, tai yra kitą sekmadienį, krikščionių bendruomenė susirinko vėl laužyti duonos. Šį kartą dalyvaujant Tomui. Ateina Jėzus ir kreipiasi jį sakydamas, apžiūrėk mano žaizdas. Prisikėlusysis kviečia Tomą ir mus mąstyti ne apie kančios brutalumą, bet apie nesuinteresuotą meilę. Nes šios žaizdos būtent tai simbolizuoja. Kur galėtume matyti ir paliesti prisikėlusį? Eucharistijoje. Jeigu suvoksime Eucharistijos reikšmę, šioje duonoje matysime Jėzaus istoriją, kuris iš meilės žmonijai dovanojo savo gyvybę. Prieš atsiveriant pasauliui ir išeinant liudyti prisikėlusį, mokiniai pirmiau turi patys turėti tą prisikėlusio Jėzaus patirtį. Dabar Tomo akys atsivėrė, jis pačiu nuostabiausiu būdu išpažino savo tikėjimą. Mano Viešpats ir mano Dievas. Evangelijos pradžioje Jonas sakė, kad niekas nėra matęs Dievo, tik viengimis sūnus jį apreiškė. Tai yra, Jėzaus veide mes matome Dievo veidą. Tomas buvo pirmasis, kuris atpažino Jėzaus veide Dievo veido įsikūnijimą. Niekas iki Tomo nevadino Jėzų Dievu. Tuo metu Romos imperiją valdė Domicianas, kuris savo garbei pristatė gausybę statulų ir šventyklų. Visos monetos Romos imperijoje, kurios buvo išleidžiamos, turėjo turėti tokį užrašą. Domicianas, mūsų Viešpats
ir mūsų Dievas. Evangelistas Jonas savo krikščionių bendruomeniai pristatydamas Tomo asmenį sako, tikrasis krikščionis nelaiko Dievu jokio žmogaus. Tikrasis Dievas yra tas, kuris atsispindi Jėzaus iš Nazareto veide. Tomas ir kiti 10 turėjo malonę pamatyti prisikėlusį Jėzų. Mes galime jį matyti tik tikėjimo akimis. O tai kur kas sunkesnė patirtis. Todėl Jėzus ir sako mums, palaiminti, kurie tiki nematę. Tikėti nereiškia pripažinti tikėjimo tiesas, bet pavesti savo gyvenimą tam, kuris mus besąlygiškai myli. Į kas sekmadienį kartu su bendruomenė rinksimės kontempliuoti Jėzaus rankas ir šoną, būsime palaiminti. Nes matysime, kaip turime tarnauti ir mylėti. Jonas, baigdamas savo Evangeliją, nurodo tikslą, dėl kurio šį tekstą rašė. Jo tikslas buvo parodyti Jėzaus meilės ženklus. Didžiausias iš jų yra gyvybės dovana. Jonas sako, kad galėtų dar daug kitų dalykų papasakoti, bet šitie yra patys svarbiausi, nes jie parodo, kaip Jėzus mus myli. Jis parašė Evangeliją, kad mes pradėtume tikėti ir tikėdami rastume Jėzaus mums paliktą dovaną, dievišką gyvenimą, kurį jis atnešė į pasaulį. Jis yra tas dieviškasis gyvenimas pasaulyje, bet ne visi jį yra dar atradę. Išpažinkime savo tikėjimą.